Široku, pirmas egiukas. Pošalmis duos. Gerai. Viskas yra įskaičiuota. Viskas įskaičiuota. Kur tavo tas transportas? Va, mano karadikas. Mano pošalmis geresnis. Pavėjom kažką, lygiai taip pat sulaukim, kuris parodys posūkio signalą, pasitrauk šiek tiek, mes tada apsilenkim. Aklų lenkimų nedarom. Kitas labai svarbus dalykas – stabdymas. Jokių būdų negalima kalti per stabdį ir stabdyti. Visi stabdymo manevrai turi iki posūkio priešti. Akceleravimas posūkyje negali būti aštrus. Švelniai galbūt šiek tiek galima prisilaikyti gažiuką, bet staigesnis akceleravimas tik tai jau ištiesinus automobilį, jau kai jau tiesiai automobilis stovi. Kadangi kiekvienas ant posūkyje, kai sugalvoja staigiai nulimti akceleratorių, nusiminėja priekį. Jeigu pasimeta, taip, tada pasimeta, nieko nepadaro ir tada nusiminėja į bulę. Tavo nereikia. Tai va tas. Kiek ratukų važiuosim? 5? Jo. Važiuojam po 5. Dabar draivas. O supranti? Ir į sportą įsijungt. Kaip pat jo, ar norėsi dar pats važiuoti, junginėti, ar... Manau, pabandom ant sporto tada pradžiai. A ne? Dar prasukam čia aikštelį, kad užgysim. Per čia važiuojam? Jo, sugi dešinėn. Čia tiesiog tam, kad klaidas užgėsim, truputėlį, nes masė bus. O išvažiavimas dabar bus? Dar dešiniau sugi. Ratukai? Per tenai, jo, tiesiog čia dabar, kad... Egiukas išvažiuoja į savo važiavimą. Pažiūrėsim, kaip jiems seksis. O žaislų čia yra gražių. Važiuojam? Jo, panašu, kad nieko nevažiuojam. Jei žiūrėjau, tiesiog viskas labai gerai, kaip pirmas kartas. Bet davai man kalbėti. Dabar man Čia tau ateina mašina. Nu jau 10 minučių niekaip nėra široko. Ai va, egis. Pagaliau 10 minučių vieną ratą, ne? Kaip buvo sustoję Burger King'e. Nu, spaus, dugną. Va, sukrydė. O. Va taip reikia. Va čia tai jau. Va čia, noriu kaip pavarysim. Kur golfą pavysi? Kodėl golfas netraukia? Kas pas jį 200 lengvas tik tai, bet kilovatų kiekis ten turi 200 neturi. 200 kem arklių. Nu tai sakau, 200 net nėra. Žinok, užtenka. Prasivalys gal įspūdžių bus. Da. Tas žiūrėk net Kai kam negalioja koliukai lėtėjimo zonai. Nu, apsilenksi, egi. Lenkia, blema. Kaip pastovi. Kažkaip atrodo tas golfas žiauriai. Na. Tas paukštis važiuoja. Sau vienoj vietoj skrenda. Tas golfas atrodo postijų. Kaip po tokių atsičiūrė.
parlėkė Egidijus. Kaip įspūdžiai. Man žinokit dar vis kaip savo mašinas gaila. Viskas gerai. Nu ką, Mariukas? Ta prasme, mes čia, kaip sakau, susirinkom ne tam, kad, kaip sakau, sportuot iki pat galo parkingo. Kad sportuotų, tiesiog pasirinkom. Nieko gali būti taip. Gesinių nereikia. Patiko žiauriai. Tai turėjau. Jo, eik su savo. Tai čia realiai kokias 2% galimybių išnaudojau. Tai taip atrodo, žinokit, bet esmė, kad kai dar neturi tos žinių bagažo, taip kaip kai kur tikrai stabdyti, kur ką, tu net Net neturi... kaip protingai patarėt, va, Taip, nu kaip tai posūkis. tai čia tokie pradmenukai, ta prasme. Ant Tik šakių, pradmenys, va. bet jūs paskui pats jau persilaužėt, įsivažiuojate, kai daugiau tos patirties ir jūs pats atsirandat kitur, kur tas tikrai pasistabdyti reiktų, kur gali drąsiau, kaip sakau, kur nereiktų tiesiog viskas su praktika. Žiauriai smagu. Malonu. Ai, kas patiko. Ar rankytę paduoti seniukui? Čia dar yra reikalų išlipti, ne? Karočią, žiauriai geras. Patiko? Eik, tu kaip jinai stovi. Kaip jinai startuoja, kaip jinai... Tai užteko, ne, tu... Aš sakiau, gal kokią 20% panaudojau automobilį. Reikia, nes reikia, žinai, ir va tie lakūnai, kur lekia, juos labai žiūrėti. Ir nesupranti, kaip jie stabdo. Buh! Reikia priprasti prie stabdymo. Gerai, sekantis. Mariukas, sekantis. Einu atiduosiu šalmą, žiauriai patiko. Raudonas. Bet maladės, fiškės sudėtos, trajektorijos, viskas. Kaip gerai, žinau, kaip tu savo. Vyrukai kažkoks palaikysit. Nu ir kaip? Duok tą telefoną. Aš paliksiu, nekiai sestriukai. Šiltas sakė, ne? Ja? Darbo vieta. Čia girdėjau, kad įlipti ir išlipti sunkiau negu važiuoti trasai. Yra tiesos. Ankšta čia biškutė. Ankšta, tai čia švelniai, ne? Švelniai tariant ankšta. Čia kojas, įmanoma išties paskui. Aš tilpau. Ne, Marius sakė, 1-2 važiuos, nes pas jį dideli kiaušai, tai jisai kiaušam vietos nebuvo. 1-2 laiką darys. Čia tau ne savaitgalį švęs šventę, Mariukai, čia rimtesni reikalai. Kiečiausias ant galo važiavo. O operatorius ant galo. Operatorius niekad nemiršta, įsitikinsim dar kartą. Mariukas ruoštas, gauna instruktažą ir pajudės į trasą savo 5 ratais. Skaitinau padangas, o Marius atšakės. Marius bijojo labai esu. Atsargiai pravažiuoja. Kaip tik minutė 2. O, pareina. Žiūrėjau, yra greičio. Ar mes turime esą? Puikiai. Dugne. Trečias ratas. Dugnas. Op. Bet neblogai. Jau neblogai. Jau Porsche'as atsiliko. Jau Mariuko nepaveja. Ant rato lenkia Porsche.
Supros nėra. Su tavim Supra važiavo, tai Supra dėjo visus, o dabar, matai, Mariukas dominuoja. Jo, ten kažkoks teisingas buvo driveris. Nu. Ir gal aš sėdį, žiūrėk ten. Ne, nemanau. Pasigauni tą, nu matai, turi pasigauti, kas tam. Ne. Ketvirtas ratas, Mariukas dūzgia. Ir, jau su cyptelėjimo. Puikiai. Pažiūrėsim, Mariukas grįžta. Hebra nuo pajūrio atvažiavo. Praleisti šiandieną atvedą. Simai, labas. Labas. Mūsų bičiulis, mūsų geras draugas, dažnai susimatom. Simai, kaip sekasi? Jau matysimės. Kaip sekasi, Simai? Šiaip labai gerai. Judam, krutam į priekį, oras gerėja. Nu, ir labai, Parkas didėja, ko daugiau reikia. ir labai smagu tave matyti visur, kur tik tais auto renginys įdomesnis. Taip, stengiasi. Šaunuolis. Turėtų neužilgo išlipti mūsų driveris. Mariau, kaip pasikrovęs ar išsikrovęs? Išsikrovęs. Geras šturmanas, viską iškrauna. Nu ką, dabar mano eilė bus, tai ruošiuosi ir aš. Smagu ir biški baisu. Nu ką? Oi, ką? Kad atmint nesisės. Jo. Taip, būtinai. Vis tiek yra. Kaip neriukai? Kažkaip. Yra? Važiuota, atrodo, būta ir vis tiek tai. Gerai. Geras jau. Geras. Nu kaip? Patiko? Kažkaip susaukai važiavai, atrodo ne taip, žinai. Čia melinių man atrodo, nuo rankenos laikymo. Dar patrauk tą raudoną. Nu, valstybės kaip susavo, žinai. Susavo kažkaip, žinai, čia tie stulpeliai prie šono, tai suspaudimai, žinai. Jau antrą kartą pasiėmu šitą mašiną, būtų kažkaip ramiau, gal žinai važiuoti. Jo, bet drąsiai. Matas jau paskui va, iš šikaną išvažiuoji, jau vis drąsiau. Na va, ateina neriukas. Apšilimo ratas. Ir... Permetė antrą. Leisiau gal liek. Jau dabar žiūrėk su pagreičiu tvaro. O, pirmam turbūt išaiškino dar. Eina su šviesom. Mirksi. Jau šviesas mirksi. Jo, mirksi, kad traukite, sako. Ne, lenkiu. Jau žiūrėk, už galvos susiėmęs tas šturmanas. Jis sako, išleisk. Jo, gana. Paskutinis ratukas turėtų būti. Atrodo. Jau matai, kad visi drąsinė. Jo, paskutinį dabar suka jau. Bando jau. Bando sukt. Ateina. Senis. Aš negarau. Porsche šūdas. Geriausias, ne, driveris iš šitų trijų lapkių. Jau ant galo žiūriu, šturmanas už galvos susijęs, čia be stabdžių eini per padangą. Dar posūkis susiplasvėręs, bet net jaučiasi, kad priekį nustuminėja. Kaip sakiau, žmonės geriau, kad jaučiasi, kad nustuminėja priekį, gazą, pajaučiasi, kad pagauna, tada prieš švelniai, pridedant gazą, tada pasitysi, tada jau. Kaip? Na, mes taip ir galvom, Na, žiūrėjau. papasakok. Ką naujo sužinojai? Žiauriai fainai. Aha. Sužinau, kad čia nėra restart knopkės, todėl reikia biškį įjungti. Aha. Bet paskui jau kai apsišlipavom, paaiškino kaip kas, apsipratau, gavau tokį kaifą. Kaip stovi mašina? Žiauriai gerai. Ir žiauriai gerai cypia padangos, kai ją jau biškį žvigdai posūkė ant ribos irgi. Mes jeigu tvarkingai nesudeginom stabdžių, po manęs džiaugis buvo šalti, nes tvarkingai stabdžiau ir padangų palikau. O karočią, kaip šturmanas? Gerai, ne? Instruktorius padeda?
padeda. Maldą kartu kalbėjom. Aš jau sakiau ketvirtam sargandžia, kai tai už galvos laiko. Ketvirtam greičiausiam rate rankom susikibė. Man irgi taip bėgiai komentavau, tai užėk už galvos, man atrodo įma. Gerai. Tai čia kaip pataikėm, pirmą sakėm. Gerai. Žiūrim, Jo. kaip Davai. Tėvą rekomenduoju, atvarykit tėvą, tai reikia šitą bolidais. Atrodo.